Testamentą reikia sudaryti laiku, kol dar esi fiziškai sveikas, kol dar nekeli notarui abejonių dėl savo gebėjimų, ne tada, kada guli ligos patale, rašyti testamentą ir tiesiog jį pamiršti. Gyvenimas nuo to netrumpėja, bet išsprendžia galimas ateityje kilsičias teisinės problemas. Albina, kiek metų dirbot notaro darbą? 25 metus. Ar buvo kažkoks nors įdomus testamento sudarimo atvejis per visą karjerą? Linksmas, juokingas, keistas, kvailas. Ne, linksmojo testamentus neateina juokauti. Ir didesnė dalis garbesnio amžiaus žmonės ateina netgi galvodami, kad jau jie čia daro kažkokias sutartis su aukščiausiu, nes jis dabar jau pasirašys tą testamentą, tai jau žmogus jaučiasi įtampą. Žmonės jaučiasi įsitempę darydami testamentą? Taip, dalis taip. Iš pagyvenusių jie jaučia įsitempę ir jie galvoja, kad tai galbūt sutrumpins jų gyvenimą, ar tiesiog kažkas turėtų atsitikti, tas, kas pagreitinti tą atsitikti, tas, kas turi neišvengiamai gyvenime atsitikti be žmonės, ar ne? Teisingai suprantu, kad testamentus gaubia šioks toks prietaringumas. Labai. Labai. Ir būtent dėl to, kad ir žmonės ir nesudaro laiku to testamentu, neapsisprendžia sudaryti laiku testamentą. Nes jie galvoja, kad jeigu sudarys testamentą, jie gali greičiau mirti. Taip, jie galvoja, kad sudarys greičiau mirs. Galiausiai, jeigu vaikai bando protingai jiem patarti, kad gal reikėtų sudaryti tą testamentą, tai vaikai bijo tą daryti, nes tėvai įsivaizduoja, kad tai vaikai nori jų greitesnės mirties. Vienas žodžiu, čia jie. O, čia žodžių sritis yra, kur reikia labiau psichologo negu notaro, turbūt, kai kuriais atvejais. Notaras užsiima psichologiją. Ir jeigu mes šnekam apie testamentus, tai iš tikrųjų prieš darant testamentą, ko gero dažniausiai šnekam apie tai, kad tai nėra, kad sudarysi testamentą ir kažkas neišvengiamai įvyks greičiau, negu turi gyvenime išvykti. Tai tikrai neatsiras liga, tai tikrai nesutrumpės gyvenimo savaitė, mėnuo ar metais, tikrai nesutrumpės. Bet žmonės galvoja, kad kitaip yra. Bet gyvenimas nesutrumpės, bet jisai gali būti ramesnis. Parašai testamentą ir praktiškai reikia jų užmiršti. Jeigu nesikeičia niekas ateityje, nesikeičia turinys testamento, kurį tu parašai, gal tu persigalvoji, arba nesikeičia įpėdinių ratas, nenori kažkieno, tai sakykime, sumažinti, susiaurinti įpėdinystę ir taip toliau, tai jį reikia pamiršti. Viskas, jis jau nei valgyti prašo, nei dar ko nors daro.